Sveiki. Pavasarį dažniausiai prasideda labai nemažai įvairių statybos darbų. Ir aš net neabejoju, kad kiekvienas žmogus, kuris pradėjo arba pirmas savo gyvenime statybas, arba jau ne pirmas gyvenime statybas, tai nori 3 dalykų. Kad viskas eitų sklandžiai, kad viskas būtų pigiai ir kad jis visą laiką galėtų pasižiūrėti, kas vyksta šiuo momentu jo objekte. Ar laiku atvažiavo statybininkai, ar niekas nepildina ten kokių nors medžiagų, ar, nežinau, atvežė medžiagas, ar niekas nevaikšto per tą statybas ir taip toliau. Ir didžiausia problema yra tame, kad kažkokios ten vaizdo stebėjimo sistemos neįdėsi. Nes reikia maitinimo, reikia išvežioti kabelius, reikia kažkur pastatyti stulpą, ant kurio pakabinti savo kamerą, reikia MVR, reikia interneto ir taip toliau. Dėti kažkokį Wi-Fi sprendimą irgi kaip ir variantas, bet reikalingas modemas, reikalingas kažkoks prieigos taškas, tą modemą reikia kažkur paslėpti, jam reikia maitinimo. Tai jeigu nėra jokio maitinimo, bet norisi labai stebėti, kasgi vyksta jūsų objekte, tam dalykui puikiai tinka įvairios 4G kameros. Šiandien pasišnekėkim apie štai tokią Reolink kamerą, kuri yra su akumuliatorium ir veikia nuo 4G tinklo. Tai reiškia, jai tiesiog įdedama SIM kortelė su internetu ir toliau jūs tiesiog per savo mobilią aplikaciją galite žiūrėti, kasgi vyksta jūsų objekte. O tam, kad jūsų akumuliatorius neišsikrautų, atskirai prie jos gali dar eiti štai tokia saulės panelė, kurie montuojasi kažkur šalia ir šita saulės panelė krauna akumuliatorių, pakrauna ir gaunasi, kad šiaip akumuliatorius gyvuoja pakankamai ilgai, mes apie tai dar pasišnekėsime, bet dar papildomai jisai kas kart, kai atsiranda saulė, jisai pasikrauna. Reiškia, kad jisai pasidaro toksai visai autonominis. Tai šiandien išardysim šitas 2 pakotės, pasižiūrėsime, kas viduj, sukonfigūruosime, pajungsime ir pasižiūrėsime, kaip tai veikia. Tai beje ir PTZ kamera, tai reiškia, kad ją galima reguliuoti į vairias pusės ir žiūrėti, kas vyksta aplinkui. Taip pat jinai turi ir two-way speak funkciją, tai reiškia, kad jūs galite pasišnekėti su savo vagiais. Bet prieš pradedant mūsų apžvalgą, kaip visada prašau jūsų, užprenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite mums like ir parašykite savo komentarą. Kągi jūs norite, kad jūsų statybose būtų. Tai dabar pasižiūrėkime, kasgi mūsų dėžutėse. Taip, turim lipdukus tvirtinimui, perspėjimo lipdukas, kad Reolink čia 24 valandas visus filmuoja, instrukcija, dar instrukcija, kol kas instrukcijų nereikia. Taip, turime anteną, turime pačią kamerą, štai tokia kamerytė, čia galim iš karto prisukti anteną. Čia yra toksai tvirtinimas, kuris gali prisukti kur nors prie sienos. Na, jeigu įsivaizduosim, kad čia mūsų siena, tai prisukam. Šia pačios kamera. Dirželis yra. Dirželį gal galima ją taip pakabinti kaip kokią veidrodinę kamerą. Kabelis pakrovimui. Pakrovimo portas čia. Šalia antenos. USB-C. Ačiū. Varžteliai, 6-kampis ir tvirtinimo bazė, jeigu tvirtintumėm ją kažkur prie lubo. Tai reiškia, jeigu būtų taip, lubos, ir tada prisukam. Kur anteną tada dėti, nežinau. Taip, panašu, kad čia dar kažkur turėtų būti slotas 4G korteliai. Taip, nerandu porto SIM korteliai, todėl žiūrėsime instrukciją. Taip, radau, šitoj vietoj. Galima įstatyti microSD kortelę
Ir taip pat čia šalia nano SIM. Turim kortelę. Per didelį. Padarom iš micro SIM nano SIM. Ir kitas labai įdomus klausimas, jeigu norėsi išimti iš ten SIM kortelę, tai kaip tai padaryti. Nes jinai ten kaip užeina, taip jau užeina. Taip, SIM kortelę įstatėm. Dabar šitą vietoj įjungiam kamerą. Kaip įdomiai įjungus kamerą, suskambėjo telefonas. O kągi mes čia turime? Mes pagaminam štai tokį kabelio vyniotuvą. Pasakysit, kam to reikia, tai pats pakeičiamiausias turbūt daiktas, kuris reikalingas elektrikoje. Kabelio vynioklis. Kam jisai reikalingas? Jisai reikalingas tam, kad vynioti kabelius. Kaip tai veikia? Mes pasiimam būktą su kabeliu. Ja galima išpakuoti, galima nepakuoti, užmaunam, galim truputį su tokiais daiktais šitą būktą įremti. Toliau praveriam va taip ir traukiam. Traukiam. Kiek reikia, tiek traukiam. Toliau mes šitą kabelį paimam. Ir tvirtinam iš trobą, arba jeigu mes kišam į vamzdą, į gofrą, belenkur, mes galim naudoti štai tokį daiktą. Ir esminis dalykas tam, kad šitas daiktas šiaip gavosi brangus. Gamyba Lietuvoje yra brangi, jisai gavosi brangus. Bet jeigu jūs statotės namą ir sugalvojat, kad jūs norit išbandyti savo jėgas ir prasivesti elektrą savo pačiam, mes šitą įrankį galim jums duoti į nuomą. Savaitę, dieną, savaitę, mėnesis, kiek norit. Bet jūs jį galit gauti į nuomą. Taip jums už jį nereikės mokėti visos sumos, už daiktą, kurį jūs paimsit, panaudosit ir paskui, nežinau, neturėsit ką su juo daryti. Tai va, dėl nuomos galite rašyti mums elektroniniu paštu, bet jeigu ir sugalvosite jį įsigyti, tai mūsų internetiniai parduotuviai jisai yra sukeltas. Tokie reikalai. Taip, dabar jums reikės telefoną ir reikės atsisiųsti aplikaciją. Spėju, kad aplikacija vadinasi Reolink. Aplikaciją parsisiuntė. Tai dabar mums reikia atidaryti mūsų aplikaciją. Be abejo, čia norės jie viską, kad jūs patvirtintumėt, sukurtumėt akauntą, paskui prašo leidimo siūsti jums notificationus, aš niekada neleidžiu, bet jums rinktis, jeigu jūs statysit šitą kamerą statybai ir norėsit, kad jums praneštų apie visokius įvykius, tai be abejo notificationus galite leisti. Dabar jums reikia pridėti įrenginį, tam spaudžiame pliusiuką, leidžia programėliai naudotis jūsų kamerą ir dabar reikia nuskanuoti štai šitą QR kodą. Toliau jums reikia sukurti šitam įrenginiui pasvardą. Sukūręs pasvardą galim užvadinti savo įrenginį. Viskas, kamera pridėta į mūsų programėlę, dabar žiūrim, ką jinai gali. Kaip ir bet kuris įrenginys prašo leidimo prisijungti prie jūsų galerijos ir stebėti. Kaip matot, jau mūsų kamera čia kažką rodo. Va. Dabar turim dar naują rakursą. Ir ką mes galim pasidaryti su šią kamerą. Galim kažką nufilmuoti, galim jungti filmavimą, bet šiaip šitas dalykas mums daugiausiai reikalingas. Mes galime ją, kaip matot, reguliuoti į viršų, į apačią. Į viršų, į apačią, tada jinai dar sukasi. Tomai, ką ten darai? Išmanius namus programuoju. O, kaip gerai.
pakabinsim šitą kamerą čia kažkur virš Tomo, kad jinai pastoviai stebėtų, ar jisai viską gerai daro. Taip, kamera sukasi beveik 108 laipsnių. Iš tiesų sukasi net 108 laipsnių, bet tokio rato nedaro. Tai reiškia, jinai dasisuka iki čia arba atvirkščiai iki čia. Bet visą apskritimą prasisukti gali. Toliau mes galim čia pasirinkti kokybę, kiek matau, bet nuo to, aišku, priklauso ir kaip stipriai jinai apkraus jūsų tinklą ir kiek duomenų suvalgys. Ir sekantis dalykas, kad mes čia ir galim dar pasišnekėti. Tik vėlgi reikia leisti telefoną į naudą. Ir va, dabar aš galiu kalbėti. Pavelai, ką tu ten darai? Sėdžiu autokade. Ir va, kaip matote, garsas grįžta. Tai reiškia, jeigu pas jūs įsibrovė vagys, jūs jį galite iš karto pasiųsti na. Taip pat kamera turi. Kaip matote, taip pat kamera turi integruotus ledus. Be. Va, taip pat kamera turi integruotus. Tai va, kamera taip pat turi integruotus ledus, kurie naktį gali apšviesti jūsų įsibrovėlį. Nematau, kaip čia išjungti. Taip pat tai yra infraraudonųjų spindulių apšvietimas, tai reiškia, kad Night Visionas pas jūs irgi bus. Nu ir sekantis dalykas, be abejo, labai reikalingas, tai štai tokia saulės panelė. 6 vatų, jinai komplektinė, jinai parduodama atskirai. Yra taip pat ir mūsų internetinėje parduotuvėje, lygiai taip pat kaip ir šita kamera. O, kokiu galingi. Ir kas dar yra gerai su šia kamera, tai gerai yra tas, kad ją galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Nuorodą, į kurią aš paliksiu šio video aprašyme. Be abejo, mūsų internetinėje parduotuvėje jūs galite įsigyti ne tik šitas kameras, bet ir daugelį kitų naudingų daiktų, tokių kaip mūsų gipso kartono drožtukas, kabelių vynioklis, įkrovimo stotelės stovai, automatai Hager, šėliai rėlytės, Zuber įtampos kontrolės rėlės ir daugelis kitų naudingų daiktų. Tai kad būtinai užsukite į mūsų internetinę parduotuvę ir išsirinkite savo ką nors gero. Taip, panelė lygiai taip pat susideda iš instrukcijos. Štai tokia panelė su USB-C kabeliu. Ir tvirtinimą. Šitą tvirtinimą, kur norit, prisukat tada panelę, nustatot į pietinę pusę, kad būtų geriausias efektyvumas. Hermetiniai sujungimai, perėjimas į micro USB sandarus, taip pat tvirtinimai. Na ir va šitą kabeliuką pajungus į mūsų USB charging portą, kamera gali krausti. Jei reikėtų daugiau saulės šviesos negu paprastų ledų, bet įdomus būtų eksperimentas pabandyti išviesti su ją ledų ir pasižiūrėti, ar jinai pati save pakrautų. Galima įjungti ir signalizaciją, radau. Saulės generacijos nuo paprasto šviestuvėlio nemato, bet galim pabandyti. Laukia jau irgi nematys. Tai dabar dar biškį gal apžvelgsime nustatymus, kuriuos mes galim pakonfigūruoti ir pareguliuoti mūsų kamerai. Tai visų pirma, pradėsim nuo to, kad čia yra visa informacija apie šį įrenginį. Tai čia galim pasižiūrėti visus pavadinimus, kodus ir taip toliau. Užimta talpa, nes
nes į kamerą, kiek matėt, įsistato atminties kortelė, kuri eina komplekte ir kortelės dydis 30 GB. Tai reiškia, kad jums nereikia jokio cloudo, jokio prisijungimo, jūs tiesiog turint internetą kameroje galite prisijungti ir pasižiūrėti, ką jinai yra užfiksavusi. Toliau galime pasižiūrėti, ką jinai. Tai dabar display nustatymuose mes galime, kadangi mano kamera stovi ant žemės dabar, tai mes galim ją apversti ir dabar gaunam štai tokį vaizdą, kad jinai veikia neapversta. Ta patį mes galim apversti ir vertikaliai. Tai reiškia, kad mano dabar vaizdas yra pats teisingiausias, koks turi būti. Galim pakeisti streaminimo nustatymus. Dabar pas mus streamina 4K ir nieko čia pakeisti negalim. Galim pakeisti frame rate'us. Tai irgi nereikia. Šitų nustatymų aš sakyčiau keisti nereikia. Toliau yra anti-flicker. Tai žinot, kada būna tokia situacija, kada ant kameros mirksi šviesos, tai galim nustatyti, kiek hercų mūsų tinklas ir pagal tai turėtų kamera adaptuotis. Automatiškas perjungimas tarp nakties režimo ir jisai gali būti arba juodai baltas, arba galima nustatyti, kad jisai būtų spalvotas. Ir automatiškai, tikriausiai, kad naktį pas jūs bus viskas juodai balto, dieną spalvoto ir tą jisai adaptuoja automatiškai, jeigu nustatytas automatinis režimas. Toliau mes galim pakonfigūruoti be abejo mūsų apšvietumą. Tai pagal nutylėjimą stovi kažkur per vidurį, manau, kad nieko čia ir nereikia keisti. Čia galim atvaizdavimą kameros, kurioje vietoje rodo. Jo, galim jį išvis paslėpti, jeigu jums nereikia. Bet gali būti. Nėra absoliučiai jokio skirtumo. Watermarkas, tai čia Reolinko logotipą, jeigu nenorim padaryti. Ir tada privacy mask mes galim, jeigu mūsų kamera stovi kažkur prie kaimyno, lango ir taip toliau, pagal įstatymą jūs negalite filmuoti kaimyno teritorijos, tai jūs galite paimti ir pažymėti, tarkim, šitą vietą ir dabar išsaugojus ją, mes šitos vietos nematysim, mes matom tiesiog juodą kvadračiuką. Aišku, šitą juodą kvadračiuką mums reikia nuimti, nes čia mūsų mašina, čia mūsų reklama, tegul lieka. Toliau galim pakonfigūruoti nustatymus mūsų vaizdo, bet manau, kad čia nieko nereikia nustatinėti, nes tai ne kažkokia meninė vaizdavimo įranga, o čia tiesiog mums reikia matyti, kas vyksta mūsų sklype šiuo metu. Taip, sekantis dalykas mes galim nustatyti, kad įrašinėti garsą ir garsumą. O, filmuoja. Aš tada irgi nufilmuosiu. Apšvietumas mes galim nustatyti infraraudonųjų spindulių apšvietimą, kuris naktį pagerina mūsų tą visą matymą, kaip mes matom aplinką. Tai nustatom jį automatiškai, kai reikia, jisai įsijungia. Ir spotlightas, tai čia reiškia, kad pas mus ant kameros yra LED'as, kurio pagalba galima apšviesti tam tikrą objektą. Pagal nutylėjimą jis nustatytas, kad jisai ten smart modas, galima išjungti, galima padaryti auto on, kada mes įjungiam ir norim pasižiūrėti gyvai, reiškia, mes prisijungiam prie kameros ir žiūrim gyvą šitą, tai automatiškai gali įsijungti tas LED'as. Bet nežinau, ar reikalinga šita funkcija, nes jūs, kada žiūrit gyvai, irgi yra mygtukas. Dabar užeinam pasižiūrėti gyvai, yra mygtukas, viršui lempų toks žibintuvėlio ženkliukas, mes jį paspaudžiam ir mūsų kamera šviečia jau su to LED šviestuvėlį. Tai pagal poreikį, jeigu reikia, galima įjungti. Toliau nustatymuose mes galime įjungti motion sensorių, tai reiškia, galim jį atjungti ir tada, jeigu aptiktų kokį nors judėjimą, kamera automatiškai pradėtų filmuoti. Čia galima nustatyti jos jautrumą. Sekantis dalykas, galima pažymėti
dalykus, ant kurių nereaguotų kamera, pavyzdžiui, gyvūnai. Mes galim pažymėti, tarkim, žemę tai ir čia mes pažymėję, kad čia gyvūnai, reiškia, jeigu pas mus dabar čia prabėgtų koks katinas arba šuo, tai mūsų kamera nesureaguotų. Bet jeigu prašliauš žmogus kaip gyvūnas, tai nežinau, kaip tada būtų. Motion mark. Tai kažkokia beta funkcija, kuri, kaip matau, pažymėtų objektus, kurie judėjo arba pradėjo judėti ir kažkas tokio. Vėlgi galima pasižiūrėti, nustatyti objekto dydį. Tai reiškia, jeigu tai žmogus, tai mes galim pasižymėti, jo ūgis toks gal kažkoks turi būti. Jeigu tai mašina, tai vėlgi pasižymim, kad mašinos dydis daugmaž toksai pas mus šitoj kameroj, šitoj vietoj. Gyvūnas vėlgi galim pasižymėti, nieko nesaugojam, bet jeigu jums reikia, jūs pažymėt ir išsaugojat, be abejo. Taip pat matau, kad galima pažymėti minimaliai, kaip gali atrodyti tas objektas ir kaip maksimaliai, kokio maksimalaus dydžio jisai gali būti. Nežinau, reikalinga funkcija, bet jūs pagal savo poreikius visą laiką galite tą pažymėti. Taip, sekantis dalykas, tai kamera recording, tai reiškia, ar kamera gali įrašinėti į save kažką ir kiek čia galim nustatyti, kiek laiko jinai gali įrašinėti. Tai reiškia, jeigu suveikia kažkoks alarmas, jūs galite nustatyti 8, 15, 30 sekundžių, kad jinai nufilmuotų į save, į atminties kortelę, išsaugotų tai, kas vyksta dabar aplinkui. Nes pastoviai šitą kamerą jinai nefilmuoja, nes jinai vis tiek, kadangi veikia nuo akumuliatoriaus, tai jinai veikia energijos taupimo režime ir pradeda tos pačius galingiausius dalykus, tos filmavimus visus daryti tik tada, kai pas mus įvyksta kažkoks įvykis. Toliau push notifications, kurie pas mane išjungti, galim įjungti. Tai push notification, tai tikriausiai žino tikrai visi, kas čia yra. Čia notification, jeigu pas jūs įvyko kažkoks įvykis, atėjo žmogus, aptiko judesį, aptiko mašiną, aptiko gyvūną, pagal jūsų nustatymus, jums iš karto į telefoną ateina pranešimas, kad kažkoks įvykis pas jūsų objektą. Taip pat galima nustatyti email alerts, tai reiškia, jeigu kažkas nutinka, jums atsiunčia dar ir kažkokią emailą, siren, tai sirena ir gaunasi, kad jeigu aptinka kažkokį judesį, alarmą, jinai pradeda dar ir pati objektą signalizuoti apie tai. Tai pagal poreikį, jeigu jums reikia, tai galite daryti. Toliau galima su tokiu QR kodu nuskanuavus pasidalinti šią kamerą su savo draugu ir tada, arba su savo žmona, tarkim, ir tada šitą kamerą gali stebėti ir jūs, ir jūsų žmona, arba jūsų bendras skolininkas, taip sakant. Timelapse, nežinau, bet čia tikriausiai jinai įrašinėja kažkokius dalykus, galit nufilmuoti gražiai, kaip leidžiasi saulė ar kažkas tokio, kad pastovi timelapsų jinai pas jūs filmuotų. Ir čia advanced, tai jau pakeisti pasvordą, pakeisti datą ir laiką. Daugiau jums kaip nieko daryti ir nereikia. Dabar, kada kamera kraunasi, tai matote, kraunasi nuo saulės, tai matote kamputė yra ženkliukas toks saulutės. Tai tikrai saulė pakrauna ir dar tą akumuliatorių ir jūsų kamera pasidaro pilnai autonominė, nereikalaujanti papildomai jai ten kažkiek laiko krautis. Vienintelis dalykas, reikia dar gal pasižiūrėti, aš parašysiu čia kažkur, kiek gamintojas numato, kad kamera gali veikti nuo savo akumuliatoriaus nuo vieno krovimo. Tai tokia kamerytė, manau, tikrai labai naudingas dalykas, jeigu jūs norite kažkaip apsaugoti savo pradėtas statybas ir nenorite investuoti į įrašymo įrenginius, kažkokią būdelę, į kurią jūs įdėsit kabelių vedžiojimą ir taip toliau, jūs galite tiesiog paimti ir paprastai susimontuoti štai tokią kamerą ir stebėti absoliučiai viską, kas vyksta jūsų sklype. O jeigu norit ir daugiau sužinoti apie visus procesus, kaip jums reikia vedžioti elektrą, nuo ko pradėti ir taip toliau, ypatingai jeigu jūs norite išmanių namų, tai siūlau užprenumeruoti mūsų kanalą ir nepraleisdinėti mūsų naujų video. Ačiū Jums uždėmesį, spauskite mums like, prenumeruokite kanalą, rašykite komentarus ir susitiksime sekančiame video.